Taigi sveiki bičiuliai dar kartą. Kaip jau šiandien anonsavau savo prieš tai buvusiam video, šiandien į paties geriausio futbolo portalo pavadinimu Nuogas futbolas studiją atvyko tikras, gyvas, pirmas svečias. Tai yra mūsų puslapio pirmojo konkurso, kurio pavadinimas Bandomoji spėjikų lyga, nugalėtojas Rokas Petruševičius, plojimai studijoje. Prašau, Rokas. Sveikas. Arba diena. Tai va, mes su Roku studijoj. Matot, prieš save nugalėtojo konkurso, vaikiną, kuris nepabijojo sudalyvauti visai tik tai pradėjusiam savo veiklą puslapio konkurse. Jie ne tik nepabijojo sudalyvauti, bet ir laimėjo. Konkursas truko turbūt porą mėnesių. Galim Roką pasveikinti, o dabar dar porą klausimų. Rokas sakė, apie futbolą nieko nežino. Apie futbolą niekas nieko nežino. Futbolas toks dalykas, kad apie jį visi galvoja, kad viską žino, iš tikrųjų apie jį žinot nieko neįmanoma. Aš jūs paklausiu 3 klausimų. Pirmas klausimas. Ko tu gyvenime labiausiai nemėgsti? Galiu pasufleruoti, anksti keltis, pavyzdžiui, valgyti sriubą, žaisti futbolą, arba dar kažko. Ko tu labiausiai nemėgsti? Rokai? Labiausiai nemėgstu. Net nežinau, galbūt dirbti. Aš supratau. Dirbti nieks nemėgsta labiausiai. Visi tik tai pasakoja, kad jie mėgsta dirbti. Gerai, o dabar klausimas atvirkštinis. Ką tu, Rokai, gyvenime labiausiai mėgsti? Smagiai leist laiką. Kas tai yra smagiai leist laiką? Čia kiekvienas vieni narkotikus smagiai vartoja, kiti alų geria smagiai, kiti sportuoja. Kiti ten, tokius senimai, smagiau. Nežinau, keliaut, būt su draugais ir panašiai. Būt su draugais ir keliaut, ar ne? Internetu keliaut ar gyvai? Gyvai, aišku. Gerai, ir tada paskutinis klausimas. Kokius paskutinis klausimas? Ar šiemet jau tu žadėjai, Rokai, ant žolės, ant tikros žolės tikrą futbolą? Tikrai ne. Gerai, tvarkoju. Gerai, tiek ir norėjomės iš Roko sužinoti, o dabar Rokai įsirink vieną iš tų 3 kamuolių. 2 yra, galiu pasakyti iš karto spėju, 2 yra funkcionalūs, yra skirti žaidimui šitie 2, o 3 yra brazuka, pasaulio čempionato kamuolys, bet jis yra daugiau suvenyrinis. Jis tinka, pavyzdžiui, ant mašinos pačias panelės, po pažastim galima pasimti vaikščiot, vietoj arbūzo ir panašiai. Žodžiu, Rokas įsirenka kamuolį ir mes jam padovanojam tą kamuolį. Tu aš įsirinksiu vietoj arbūzo. Rokas renkasi brazuką, šitą brazuką keliauja Rokui, sveikiname Roką, gali nebėgti. Viskas, ačiū ir sėkmės sekančiuose mūsų konkursuose. Iki. Uždavėt.